Sveiki, mano vardas Jonas, LegalLogix teisinių paslaugų platformos įkūrėjas. Šitam trumpam video papasakosiu, kaip jau pradėti naudotis platformą po to, kai pasirašėte teisinių paslaugų sutartį. Tai praeitame video paaiškinau, kaip susikurti savo paskyrą ir pasirašyti paslaugų sutartį. Tuo tarpu, kai jau mūsų specialistai patikrins jūsų įmonės duomenis, viską susižiūrės, jums bus išsiųstas pranešimas, kad sutartis buvo pasirašyta ir iš mūsų pusės ir taip pat, kad jūsų paskyra buvo pakeista iš prospekto statuso į kliento statusą ir jums bus taip pat išsiųsta sąskaita apmokėjimui, kurią galite prisijungti prie platformos, paspaudę nuorodą, jau pasinaudoti savo elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu prisijungti prie platformos. Ir čia jau jūs matysite sąskaitą, kuri yra dabar jos būsena neapmokėta ir jūs galite ją apmokėti dviem būdais. Arba tiesiog padaryti pavedimą pagal sąskaitoje nurodytus rekvizitus, arba tiesiog paspausti mygtuką čia sumokėti. Čia galite pasinaudoti kortelę, įvesti kortelės duomenis ir atitinkamai įvedus kortelės duomenis, automatiškai sistema mokėjimą jūsų priims ir jau mes gausime pranešimą apie tai, kad jūsų sąskaita tą mėnesį yra apmokėta ir galite naudotis mūsų svetainės paslaugomis. Jeigu darysite paprastą bankinį pavedimą, mokėjimo pavedimo sutikrinimas, sąskaitos įskaitimas gali užtrukti šiek tiek, bet tai irgi ilgai paprastai netrunka. Tai va taip paprasta yra apmokėti mūsų išstatytas sąskaitas. O kitame video parodysiu, kaip jau konkrečiai užsakyti teisinės paslaugas ir jomis naudotis. Ačiū ir iki.